pilnatvė yra tada, kai yra, grubiai kalbant, per pusę pas žmogų veikia sveikas egoizmas ir plius sveikas, tikras, nepameluotas, nuoširdus altruizmas. Tai vat šitų dviejų kombinacija ir balansas ir duoda laimės pojūtį. Jeigu yra vieno ar kito per daug, tada žmogus bus nelaimingas, bus vienos ar kitos problemos, kitaip sakant, egoistinė dalis sutvarko materialią dalį, o altruistinė duoda dvasinę dalį. Materialioji duoda kūną, reiškia, dvasinė užpildo jo sielą pilnatvę ir prasme, ir tada jisai yra tam balanse. Kuo tas balansas tikslesnis, to stipresnės laimės pojūtis. Tai vat, čia yra pagrindinė visų žmonių problema visais laikais, visur. Ir kol žmogus šito nepasiekia, jisai visą gyvenimą bus veikiamas visokių dirgiklių, lazdų, visokių jėgų, socialinių, išorinių, vidinių, kurios įvarys į tai, kad šitą balansą, tą pusiausvyrą pasiekti, tą užpildymą pasiekti.